Pirmą kartą Lietuvoje posėdžiaujančio Europos studentų konvento pagrindinis dėmesys sutelktas į studentų tarptautiškumą ir judrumą. Beveik iš 40 ES šalių susirinkę studentų atstovai pastebėjo, kad užsienio studentų šalyse daugėja, tačiau lieka neaišku, ar kartu auga ir tokių studijų kokybė. Per artimiausias 2 dienas mes paruošime rekomendacijas, kaip galima būtų padidinti studentų mobilumą ir kaip mes spręsime studijų tarptautiškumą ir kaip tai galima padaryti geriau studentams. Vienas iš mūsų tikslų yra sutarti, kaip mes finansuosime studentų mobilumą. Kalbama apie rytų partnerystės keliamus džiaugsmus ir liūdesius atvykstančių studentų, tai yra, skaičiai didėja, bet ar kokybė gerėja nuo to, ir vėlgi kalbame apie anglų kalbos būtinas žinias, kalbame apie vizas, kalbame apie tai, jog kartais Europos valstybės tampa tiktais, rytų Europos valstybės tampa tiktais tranzitinėms šalimis į Europą gauti vizai. Todėl artimiausių dešimtmečių studentų mobilumo strategija turėtų orientuotis į labiausiai pažeidžiamų socialinių sluoksnių studentų judrumą. Konvento rezultatai kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos pasiūlymais bus siunčiami Europos ministrų tarybai. Ir tikrai norisi, jog tenais atsigultų bent keletą ypatingai svarbių dalykų mums. Tai kaip ir minėjau, pirmasis tai yra mobilumas studentų įvairių socialinių grupių ir užtikrinimas, jog tai nepriklausytų nuo tėvų pajamų, tai nepriklausytų nuo turimų pinigų, o būtų galima judėti visiems, tiek turintiems fizinę negalią, tiek turintiems socialinių problemų, tiek norintiems studijuoti užsienyje. Tam užtikrinti studentai sieks sudaryti palankesnės grantų ir paskolų sistemas.